Gediminai 20 sekundžių ir 72 Q mažoji, tai yra patekai į pusfinalį, kaip pats vertini bėgimą? Pats bėgimas gan maloniai jautėsi visas, ta prasme, nebuvo, kad būčiau išbėgęs, ten pameščiau save, kūną, viską gerai labai jaučiau. Konkurencija taipogi buvo smagi, takelis irgi patogus išbėgti. Džiaugiuosi, kad ten antrą, trečią takelį gavau, dar nebūtų labai blogai, bet 8 tikrai geriau. Tai tikslas tikrai buvo į pusfinalį patekti, pats rezultatas, tikėjaus gal ten 10-15 šimtųjų geriau, bet jau yra kaip yra, vis tiek pradinis tikslas tai pusfinalis įvykdytas, o pačiam pusfinalį jau bandysim ir tą rezultatą jau kažkiek dar pagerinti, kiek įmanoma, žinoma, ir konkurencija irgi, taipogi pusfinalį ne ką mažesnė bus, tai tokia paskata bus tikrai. Tai laukiam vakaro. Tau jau 4. čempionatas, daug kas iš lengvaatlečių kalba būtent apie tą, galbūt kai kuriems patirties trūkumą, tu tikrai jos turi ir panašu, kad ta patirtis padeda susitvarkyti su tuo stresu, spaudimu. Taip, tai kiekvienas startas neabejotinai eina vis tiek sportininko bagažą į patirtį, tai tikrai testuotės patirtim ir tuo stresu, kiek tuo stresu galima lengviau šiek tiek susidoroti. Bet vis tiek dar priklauso dar kitų faktorių, yra pati sportininko ta savijauta, kaip formą išeina tą dieną išvystyti, ar gali tą savo maksimumą pasiekti tą dieną, tai čia jau kiti aspektai, bet kas liečia grinai tą psichologinę savybę, tai tikrai tas bagažas, ta patirtis, šiek tiek padeda kovoti, kaip sakyti, ne pirmas debiutas, kaip pirmas debiutas, tai irgi šiek tiek kitaip, bet visą tai reikia praeiti ir tada jaučiasi. Galingas startas buvo ir komentatorių stadiono patės pavardę šaukė ir po 150 metrų buvai pirmas ir toks galbūt klaidingas įspūdis susidarė, kad pabaigoje nesidraskėjai. Kontroliavai situaciją ar čia toks apgaulingas įvaizdis? Šiaip mačiau tą visą situaciją, kad 150 metrų pirmas ėjau. Nesinorėjo labai, kaip sakyti, per anksti ir džiaugtis, bet ir nesinorėjo, kad užsispaust labai, nes būna, kad ant pačio galo atrodo, dar dadėsiu, dar kažką biški daugiau ir tu užsispaudi, biški susikaustai. Kas ir būna, kad tada žymiai greitis nukrenta, jis ir taip krenta gale, bet būna, kad dar labiau nukrenta, techniškai pameti. Tai norėjau daugiau techniškai tą bėgimą išlaikyti, mačiau, kad ganėtinai visai gera pozicija. Žinau, kad kai 8 take bėgi visą laiką toks yra, kad išbėgi pirmas, ant pačio galo vis tiek kažkiek porą favoritų yra greitesnių, tai jie ant pačio galo vis tiek kažkiek išsilygina, išeina, bet nesinorėjo kažko labai keisti jau pačio bėgimo eigoje, tiesiog norėjau techniškai išsilaikyti viską. Lūkestis vakarui būtų jau gerai, galbūt ir sezono geriausias rezultatas link to laiko, ne? 20-59 kažkas tokio. Jo, būtų lūkestis sezono geriausia pasidaryti. Žinoma, asmeninis tai būtų iš vis tobulą pasaką geriau negu gerai, bet kol nieko noriu kol kas prižadėti, lūkesčiai taip, pusfinalį pasirodyti. Sakykime, geriau negu išbėgime, negu hituose, bet tas geriau norėtųsi, kad vis tiek tas season bestą pasidaryti sezono geriausia, tai bandysim to ir siekti šiam vakarui.